Sveiki, sveiki. Šiandien mes susirinkom, tiksliau Lidija sutiko papasakoti apie savo patirtį su nauju produktu Fitline Women Plus. Tai yra, net parodysiu, neturiu gyvai, nes dar tik užsisakiau, tai yra naujas produktas, kuris skirtas moteriam nuo 40 maždaug plus. Ir perimenopauzės, menopauzės ir pomenopauzinių laikotarpių. Tai yra, kur moterys labai, šiais laikais ypatingai jaučia visokius negalavimus, vėliau apie tai, bet esmė tame, kad Lidija išbandė prieš ateinant į rinką šitą produktą, tai labai man pasisekė, kad aš galiu jos paklausti, kaip čia jis veikia. Tai Lidija, tau žodis. Tai ačiū, Ingrida. Iš tikrųjų, taip, man teko garbė sudalyvauti Focus grupėje. Va, dar turiu dėžutę Focus Group parašyta ir antroji pusė yra tik parašyta, kaip vartoti ir nėra jokios sudėties, nieko. Ta prasme, aš geriau ir iš tikrųjų, maždaug žinojau, ką geriu, bet labai labai mažai informacijos buvo. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Fitline kompanijoje tie yra du produktai, kurie turi savo ypatingą istoriją. Tai pirmasis produktas, nuo ko ir prasidėjo iš vis Fitline kompanijos istorija, tai yra pirmasis produktas, buvo kofermentas Q10, kurio pagalba Rolfas Zorgas bandė išspręsti savo močiutės sveikatos problemas. Tokiu būdu atsirado kofermentas Q10 iš meilės močiutei. Na, o šitas produktas Women Plus atsirado iš tikrųjų iš meilės savo žmonai, Vicky Zorg, kuri jau priartėjo prie šito menopauzinio laikotarpio, bet jinai nori išlikti gyvybinga, žaisminga, pasitikinti savimi, tai yra, kad visi šitie fiziologiniai pokyčiai netrukdytų gyventi ir mėgautis gyvenimu. Tai šis produktas būtent iš meilės savo žmonai yra sukurtas visoms moterims. Va, tai iš tikrųjų, ką aš pati turėjau iki šito produkto, aš jaučiausi pakankamai gerai ir net nemaniau, kad man yra kažkas blogai, bet kai pavartojau šitą produktą, supratau, kad gali būti gerokai geriau. Tai yra, kas man buvo? Man buvo naktim, man būdavo labai labai karšta, tai nebuvo kažkoks naktinis prakaitavimas, tai nebūdavo tų karščio bangų dienom, kaip ten, pavyzdžiui, mano mamai būdavo. Tai man to nebuvo, bet man buvo labai labai karšta, aš naktim tiesiog atsibusdavau visa tokia, atrodo, kad išvirusi. Ir kai pradėjau gilintis, nuo ko taip yra, kodėl taip yra, tai tiesiog pasirodo, kai estrogeno nebėra, smegenys pasimeta ir jos perkaitina organizmą, jos nebežino, kaip reguliuoti tą termoreguliaciją sugenda. Tai vat vienas toks buvo, paskui pas mane buvo labai skausmingas mėnesinių vidurio ciklo vidurys, tai yra ta ovuliacija, pas mane įsipūsdavo pilvas, man labai skaudėdavo, aš net kiek save pamenu, tiek visą laiką taip ir būdavo. Tai realiai pavartoju šitą produktą, man to pojūčio nebeliko. Paskui mano ciklas jau buvo labai labai nereguliarus, tai jisai susireguliavo. Tai va, bet čia tokie fiziologiniai dalykai, bet kas man labiausiai patinka, ką man davė šitas produktas, tai pirmiausia, pas mane buvo toks požiūris į save, kad ryte atsikeliu, atsidarau spintą ir galvoju, negalvoju, ką rengtis, visada būdavo patogiai. O dabar atsidarau spintą ir galvoju, gražiai ar patogiai. Ir kartais laimi gražiai. Ir netgi galiu pasigirti, kad atvažiavome su dukra į miestą, ten į kavinę, į Akropolį. Ir aš pirmą kartą gyvenime užsidėjau šilkinę bliuskelę, kuri pas mane spintoje kabo jau 2 turbūt ar 3 metus ir aš jos niekaip neišdrįsdavau užsidėti. Tipo, man čia netinka, man per graži. Tai va dabar jau nebe per graži, dabar jau galiu leisti savo užsidėti. Bet ta gražiai tai tau ir reiškia moteriškai, ar kaip čia suprast, nes gražiai tai mes visada gražiai atrodom, bet tokį skleis dar moteriškumą iš vidaus, tau atrodė per daug anksčiau. Jo, man atrodo, kad kuo paprasčiau, kuo kukliau, kuo patogiau, tuo geriau. Tai yra džinsai, megztinis ir daugiau nieko nereikia. Ta prasme, viskas čia yra gerai. O dabar, kaip tik noris jau taip labiau gražiai atrodyti, noris labiau pasipuošti, noris
pasidažyti. Aš niekada gyvenime nesidažiau, pas mane akis pabrauktos, lūpos šiek tiek su vazelinu rožiniu padažytos ir viskas būdavo. Dabar žiūriu, kad aš jau noriu ir šiek tiek pasigražinti save išoriškai. Tai yra, toks tarsi sugrįžimas į savo esatį, mes esam moteris, mes esam tos gėlės, kurios turi žydėti ir skleisti. Tai vat, apie tas gėlės, pas mane ir buvo toks jausmas, kad viduje išsiskleidė ta tarsi lotosas, ta tokia moteriškumo gėlė. Jaučiaus tikrai, dabar prisiminus, dabar jau praėjo, kiek čia tų mėnesių, spalio mėnesį baigiau, lapkritis, gruodis, 1,5 mėnesio praėjo, dar naujo neturiu, tai jaučiu, kad šiek tiek jau vėl grįžtu į savo vėžes, kaip anksčiau jausdavus, bet produkto vartojimo metu tai jaučiausi tokia labai žaisminga, labai tokia gyva, toks tarsi spindesys iš vidaus, ta vidinė charizma, džiaugsmas, tokia daug džiaugsmo, toks savo vertės didėjimas. Tai va šita būsena man labai patiko. Paskui visą laikotarpį jaučiausi žymiai tokia lengvesnė, jau natviškesnė, galima sakyti, linksmesnė, neįprastai. Tai yra tokios atrodo subtilios detalės, bet jos labai daug ką keičia mūsų gyvenime. Ir galvoju, gal aš čia prisigalvoju, gal čia man vaidenas ar kažkas panašaus, bet iš tikrųjų paskui, kai pabendravom su to moterim, kurios irgi dalyvavo toje fokus grupėje, tai jos visos panašiai jautėsi. Ir kas dar buvo toks, sakykime, tas libido jausmas išaugęs. Tai yra, pradėjau pastebėti vyrus, nes iki tol, šiaip man vyrai neegzistuoja. Bet žiūriu, kad aš pradėjau matyti vyrus, tai jau tikrai didelis. Vau, tai ir vyrų yra dar. Pasirodo, yra ir vyrų. Oi, negaliu sujuokinai. Tai faina. Tai tas toks mergaitiškas žaismingumas atsirado, kaip jaunas mergaitės, tokios džiaugiasi viskuo, tas kūrybingumas moteriškas, toksai, iš vidaus viskas, ar taip suprantu? Jo, iš tikrųjų negaliu sakyti, kad tas vaikiškas žaismingumas, bet tas toksai brandus, jaunatviškas žaismingumas, tos akis blizga, jos tokios gyvos, visur, visai kitoks tas požiūris į patį gyvenimą, į patį save, į pačią save išaugti, pasikeitė požiūris, toks vertės dasidėjimas, fainai, labai fainai. Tai žiūrėk, tau dabar tu panaudojai mėnesį laiko ir kada prasidėjo tie pajautimai, kad keičiasi kažkas? Žinok, ne mėnesį, aš gavau 2 pakuotės ir aš geriau 2 mėnesius. Tai gerai, tada 2 mėnesius, bet kada prasidėjo tau tas pojūtis, kad kas vyksta? Aš tikrai neužfiksavau ir taip tiksliai negalėčiau įvardinti, bet manau, kad pragėrus vieną pakuotę, aš jau aiškiai supratau, kad įvyko pokytis, tik tai gal dar visko negalėjau susidėlioti į lentynėlės, įvardinti, įžodinti negalėjau, bet jaučiau tą vidinę kitokią būseną. Tas mane labiausiai ir sužavėjo ir iš tikrųjų labai noriu sugrįžti prie šito produkto, nes jis duoda tokį kažkokį prieskonį gyvenimui, savęs pajautimui. Tokio visai kitokį jausmą savo pačiai. Tai aš truputį dar papasakosiu apie tą Women Plus, jisai visai naujas Fitline produktas, o mes abi Fitline geriam jau 1,5 metų, ar tie geri? Dabar galvoju, jo, 1,5 metų, taip. O aš kažkur 10 mėnesių, 9 kažkur, tai ir čia reikia pradėti nuo ryto vakaro to pagrindinių produktų ir prisijungti tą Women Plus. O pats Women Plus yra skirtas 40+ moterim arba kitom net anksčiau šiais laikais prasideda tie visi požymiai. Kas yra, kaip mes apie 40 pradeda mažėti estrogeno gamyba, kaip pasakyti, aš vadinu šokinėjimas ar disbalansas, kaip pavadinsi, ir tada prasideda tie požymiai, vienom moterim daugiau, kitom mažiau, bet esmė tame, kad daug moterų aplamai kenčia nuo to, tai yra karščio bangos, nemiga, nieko nenoras, energijos trūkumas, nuovargis nuolatinis ir koncentracijos trūkumas, nieko nenorėjimas ir tada dingsta tas moteriškas kūrybiškumas, ta kibirkštėlė. Ir kas, kaip aš sakau, jeigu moteriai negerai, tai visa šeima kenčia, visiems tada negerai. Tai mes tokios galingos aplamai, tai reikia pagalvoti ir apie savo aplinką, nes mes yra atsakingos kaip ir už savo aplinką, tai
jeigu mes jaučiamės gerai, tai jaučiasi ir mūsų šeima, tiesiog užsikrečia, sakykime, taip, Visiškai kad sutinku. jaučiasi. Ir vat sukurtas tas produktas, kuris čia ir vitaminai, ir mineralai įeina, ir tos, kaip čia net užsirašiau pavadinimą, fitoestrogenai, kurie Fitoestrogenai. prisijungia prie mūsų to estrogeno receptorių ir padeda švelniai kaip subalansuoti, kad nebūtų tų šuolių didelių, dėl to mes geriau jaučiamės. Ir šiaip sakoma, kaip estrogeno mažėja, tai tada mūsų pačių, tada ir virškinimas trinka, ir mikrobioma, ir cholesterolio net apykaita keičiasi. Ir žodžiu, dėl to ir mūsų bendra sveikatos būklė keičiasi. Dėl to irgi pagalvota šiam produktą apie tai, apie virškinimo, ten tas visas, kaip pasakyti, disbalansus, kad subalansuot, ir apie mūsų nuotaikas, kad koncentracija būtų, energijos daugiau, žodžiu, ne vien tik estrogeno tą patį reguliavimą. Tai žodžiu, čia taip apgalvota mokslininkų, ten tie pagrindiniai 2 mokslininkai vadovavo, bet ten dirbo apie 300 mokslininkų visa taryba, kurie prisidėjo prie to produkto, kaip pasakyti, sukūrimo. Ir nežinau, tu gal žinai, kiek laiko jį kūrė, aš net nesigilinau apie tai, bet žodžiu, tai yra toks svarbus dalykas mūsų moterim, kadangi mes pačios esam moterys, tai žinom, ką tai reiškia, džiaugtis gyvenimu, ir dėl to mes norim skleisti tą žinią, kad tikrai verta išbandyti, nes tai yra natūralus produktas, tai yra sinergiškas, tai reiškia viskas viename suderinta, ir čia ir Fitline'as ir tuo skiriasi, kad yra ne monoproduktai, o sinerginiai produktai, junginiai. Tai nes kadangi kai mažėja estrogeno, tai ten pas mus visokie tie procesai prasideda, kurie mums, netgi ne tai, kad nemalonus, bet moterys kenčia. Man tas yra baisiausia, žinai, kai paklausai, ką moterys iškenčia. Ir tai ne liga, tai tiesiog hormonų pusiausvyros kaip disbalansas. Tai va, jeigu galim padėti, tai galim padėti ir savo, ir kitiem. Tai dėl to mes šiandien kalbam. Tai Lidija, ką norėtum pridurti dar prie mano tų pasisakymų apie patį produktą? Tu ten sakei, geležies kažkaip, ar tu man... Geležis, kai man yra didelis trūkumas, tai man didelė vertybė, kad ten yra šiame produkte ir geležies, o geležis, jinai irgi atsakinga už daugelį mūsų organizme vykstančių reakcijų. Bet aš ką pamiršau pasakyti, pas mane toks jausmas, kad pas mane veidas pakilo. Ta prasme, ir čia tarsi jau šitos vietos buvo nusileidusios, o dabar jau jos tarsi ir pakilo. Tai iš tikrųjų yra, daug jisai pliusų turi tas produktas, nes sugrąžina mums tiesiog, nežinau, gerą savijautą, o manau, kad tai yra pats svarbiausias dalykas. Ir iš tikrųjų su emocijom pas mane jau nebuvo problemos, aš moku dirbti su emocijom, nes ir žmonės mokau, ir su šitom negatyviom mintim, sakykime, su nuotaikų svyravimais, bet ir tai tekdavo susidurti kartais, kad nei iš šio, nei iš to apima kažkokia prasta nuotaika, ten liūdesys, kartais net graudulys, galvoju, apie ką čia, iš kur čia, o pasirodo, kai pasigilini, kad čia vidiniai procesai ir tai yra natūralūs vidiniai procesai. Tai va, tai oda susitvarkė, emocinė būsena tikrai stabilizavosi. Kadangi tos produktus jau mes geriam šiaip Fitline anksčiau, tai man susmegenuot dėl estrogeno trūkumo gali būti proto migla, gali būti sunku mąstyti, susikaupti, dėmesį išlaikyti, atmintis blogėja. Tai va, visą tai aš jau patyriau, bet aš jau susitvarkiau su kitais produktais. Tai man taip ir, ta prasme, šitoje vietoje nebuvo ką atrasti, nes jau buvo atrasta. Kas dar, pavyzdžiui, prisimenu savo mamą, pas ją klimaktiniu laikotarpiu labai svoris padidėjo, nes irgi, kai estrogenas nustoja dalyvauti tam tikrose procesuose, sulėtėja ir gliukozės apykaita, ir medžiagų apykaita. Ir todėl moteris priauga svorio. Tai va, su šito aš irgi nesusidūriau, kadangi savo svorį labai griežtai prižiūriu, man patinka toks mano svoris, koks yra. Tai ir šito negaliu pasidalinti, negaliu pastebėti, bet manau, kad daug kas... Aš galiu paminėti, kad būtent kai estrogeno mažėja, tada moterim atsiranda riebalų sluoksnis, kaip aš vadinu, tie gelbėjimosi ratai, kur aplinkui pilvą.
Tai vat jau rodo irgi, kad hormonų pusiausvyra sutrikus, nes aš pati, pavyzdžiui, niekad neturėjau ant pilvo, mano pilvas plokščias, kokio storumo aš bebūčiau. Bet kai prasidėjo hormonų tas, kaip pasakyti, pokytis, tada aš pastebėjau ir galvoju, kas čia dabar, visada stebėjausi, kaip žmonėm atsiranda ant pilvo riebalai, bet pasirodo įmanoma. Tai vat, ir tai sutvarko, nes tvarko virškinimo sistemą šitas produktas, kad mums lengviau suvirškėtų visus, kaip pasakyti, virškinimo sistemą, kad susibalansuotų, sakykim taip. Tai irgi gerina, žodžiu, visą moters savijautą tvarko ir tada, po truputį viskas susibalansuoja. O kadangi estrogenų tą, kaip čia, švelnina tą tokį pokytį, tada mums viskas kaip ir susibalansuoja ir nėra tokios šuolių didelių, tai labai įdomu. Tai dabar tu naudojai 2 mėnesius, ką patartum moterim, ar išbandyti, kokiu atveju išbandyti, ką tu, jau tu paminėjai, ką tu jautei, bet ką tu patartum jom? Tai visų pirma, sakykime taip, moteris moteriai nelygu, nes aš jaučiausi tikrai labai gerai ir palyginus su to, kaip mama jautėsi tuo laikotarpiu, tai aš mamai sakydavau, tu man nekalbėk apie tas karščio bangas, tu man nieko nesakyk, aš nieko nenoriu, nes man bus gerai. Ir man iš tikrųjų buvo gerai. Ta prasme, aš tikrai nejaučiau didelio diskomforto dėl to, kad tai vyksta, kad tas procesas vyksta. Bet yra moterų, pavyzdžiui, kurios labai sunkiai išgyvena šitą periodą ne tik fiziškai dėl tam tikrų pokyčių, bet ir psichologiškai, nes jom su mėnesiniu pabaiga, su menstruaciniu laikotarpiu yra jausmas, kad jų aplamai moteriškumas pasibaigė. Tai va šitas produktas, jisai atstato šitą pojūtį, kad vis tik mes esame moteris, nesvarbu, kad jau nebesam vaisingos ar ne, bet mes vis tiek esame žavios, gyvybingos ir to labiau su gyvenimiška išmintim dar vertingesnės, dar gražesnės, dar, turtingesnės savo vidum. Tai šitas produktas tiesiog mus sugrąžina į gyvenimą. Tai jeigu bet kuri moteris ar ne jaučiasi, kad yra kažkaip ir emocinė būsena nestabili, galbūt kaulų retėjimas prasidėjęs, galbūt yra kažkokia nemiga, miego sutrikimai, ten blaškymasis naktim, tos karščio bangos, sunku susitarti su savo protu, ar ne, proto migla, koncentracijos nėra, ten atmintis. Pas mane buvo laikotarpis, kai mano vaikai sakydavo, mama, tu nieko neprisimeni. Aš sakydavau, taip, mano atmintis yra kaip Dorės, o Dorė tai yra iš Nemo filmuką, nežinau, ar esi matęs ar ne, kur jinai apsisuka ir jau užmiršus, kur jinai buvo, ką jinai darė, tai sakau, pas mane Dorės atmintis nieko negaliu padėti. Tai dabar žiūriu, kad jau visai net nebe Dorės, jau dabar visai galiu kažką atsiminti. Tai kurios turi tokių problemų, kurias sukelia būtent estrogeno mažėjimas ir lygiai taip pat, kodėl nuotaikos, todėl kad estrogenas dalyvauja ir serotonino, ir melatonino gamybai, tai reiškia ir nuotaiką įtakoja, ir miegą įtakoja, kaulus įtakoja, širdį įtakoja. Pavyzdžiui, pas mane būdavo iki fitlaino, sakykime, tokie, kad širdis pradeda virpėti, tada sustoji taip. Daug moterų irgi būna. Jo, užgniaužia kvapą, taip silpna pasidaro ir galvoji, jeigu esi kažkur veiksme stačioj, tai norisi prisėsti, tas virpėjimas jisai toksai ir, nors sakau, aš jau tikrai labai gerai save pažįstu ir moku su viskuo dirbti, bet net ir tai, ir net ir mane kartais išgąsdindavo toks, ir į gerklę tas pareina toks sunkumo jausmas, tarsi smaugimo, nežinau, karštis pareina. Tai jeigu yra tie kažkokie fiziologiniai pokyčiai, emociniai pokyčiai, ar ne, ir jeigu nėra jausmo, kad aš išlieku žavinga moterim, tai tikrai labai, labai, nežinau, naudingas papildas. Naudingas papildas iš meilės savo. Būtent, kad aš noriu iš meilės savo padaryti taip, kad galėčiau jaustis vėl tokia pat jaunatviška, žavinga, žaisminga, gyva, kūrybinga ir gyventi pilnavertišką gyvenimą. Nes kai yra visi šitie sutrikimai, jie mums labai trukdo daryti tai, ką mes norim daryti, o apie kūrybą ten iš viskas sutrinka, kadangi dėmesys jau nebe ten. Tik tai išgyvent dieną, kaip kitos sako, atsikelia ir vos paeina jau atsikėlę. Aš kaip paklausau, tai man, taigi tai labai sunku kasdien, tai kitos net nemiega mėnesiais, metais. Tai čia yra, kaip pasakyti, siaubas išgyventa ir negali net papasakoti, nes tai ne liga.
Tai ne liga, bet susireikės visas organizmo balansas. Taip. Bet tu gerai čia priminėjai gerą tą dalyką, žinai, aš pastebėjau, kad daug moterų save nurašo, kai baigėsi mėnesinės, tipo jau čia jau ji nevaisinga, tai baigėsi gyvenimas, bet dar mes turim save ir, ir čia labai gerai, nu, jau žinok, dabar tai tikrai norėsiu išbandyti, nors jau užsisakiau pakeliui, bet jau lauksiu to, žinai, jausmo, kad tu esi moteris blizga akys ir norisi kurti, norisi kaip skleisti meilę, nes mes tam atėję į šį pasaulį, skleisti tą meilę visiems ir nuo to visiems kaip ir geriau, kaip ir mum, kaip pasakyti, mum gerai. Tada ir norisi dalintis tą gerą nuotaiką, gerą energiją ir pastebėti vyrus, ko jiem dėmesio irgi reikia. O čia man patiko, žinok. Tai apibendrinant, neišbandžius sunku pasakyti, koks pokytis bus, bet išbandyti tikrai rekomenduojam vien dėl to, kad tai yra natūralus produktas ir tai žinom, kad jis veikia, nes nemažai tų moterų tyrinėjo tą produktą prieš paleidžiant į rinką ir jeigu norit užsisakyti ar sužinot ten sudėtį, mes šiandien nekalbėjom apie sudėtį, informaciją visą kitokią, tai kreipkitės arba į Lidiją, arba į mane ir tikrai padėsim, pagelbėsim geriausią kainą, geriausiu būdu užsisakyti. Lidija, ką dar pridursi? Tiesiog, nežinau, aš vienintelį galiu pakartoti, kad tas produktas duoda vidinį žavesį, o kai yra vidinis žavesys, tai jis automatiškai atsispindi ir viršuje, išorėje, ne? Tada ir išorinis žavesys. Tai ir nesvarbu iš tikrųjų tos detalės, tas pasidažymas, ten dar kažkas svarbiausia, va ta vidinė būsena, kaip aš jaučiuosi. O jeigu tas produktas duoda va tą pojūtį, kad jaučiuosi labai labai žavinga, vadinasi, aš ir esu žavinga, tai čia manau, kad kiekvienos moters turėtų būti dovana savo, nes, kas nenorėtų šitaip jaustis. Būtent, nes tas žavesys iš vidaus ir žmonės tada tiki, kad tu žavinga, nes jie mato, kad tu jautiesi žavinga. Tai labai susiję viskas. Jo, tai iš tikrųjų svarbiausia yra tai, kad mes dalyvavom 5 moteris, tai viena kažkaip nepasisakė, bet visos kitos, kuo dalinomės, ir dalinomės mes per tą didįjį renginį Fitline PM, tai visos tarsi patvirtino vieną kitos žodžius. Tik tai lygiai tas pats, tik kitais žodžiais, lygiai tas pats, tik kitais žodžiais, lygiai tas pats, tik kitais žodžiais. Tai reiškia, tikrai taip yra, nes mes nesusitarėmgi, ką mes sakysim ir ką mes kalbėsim. Tai iš mūsų, kaip pasakyti, grupės, bet dar dalyvavo ir iš kitų tautų šalių ir aš stebėjau ten pasisakymus, tai žodžiu 92% patvirtino, apie 80 kitus dalykus, bet nuo 80 iki 92% patvirtino visos tos dalyvavę moterys, kad tai veikia. Tai tiek, jeigu procentų galvoju, tai tikrai veikia. Jau 30 veiktų, jau aš išbandyčiau, nes tai reiškia, o čia beveik 100%, tai tikrai apsimoka išbandyti. Pasidalinsim jau, kaip panaudosim dar daugiau, o visom moterim linkim būti gražiom, žaviom, jausti pilnatvę, kūrybingom, skraidyt, pasakyčiau, skraidyt, nes mes gimę mylėt pasaulį, gyvenimą ir save. Tai tiek ačiū tau, Lidija, už dalyvavimą, kad pasisakei, nes man labai buvo įdomu ir žinau, kad mūsų publikai įdomu, kaip viskas veikia, nes jau produktas atsiradęs, tai linkiu sėkmės ir tau toliau vartoti. Ačiū. Ir iki kitų kartų. Iš tikrųjų dar noriu vieną dalyką dadėti, nes tu, kaip pasakei, tai man susikonektino su reklama, kad tik tai ne tas žodis, o Fitline suteikia sparnus. Tai va, Fitline suteikia sparnus, taip kad skraidykim. Taip, suteikia tikrai, bet kaip pasakyti, linkim visom išbandyti ir skraidyti. Taip. Tai ačiū tau, Ingrida, už tą pokalbį ir ką, iki kito karto. Taip, iki. Sėkmės.